Šiandien žiniose. Gražulis rinkėjams parodė savo žmogiškąją pusę ir žada atidaryti OnlyFans paskyrą. Patarėjas sakė, parodys savo žmogiškąją pusę. Parodžiau. Taram! Reitingė dar labiau nukrito. Pasirodo, žmogiškoji pusė pati nepopuliariausia. Net 8 iš 5 tūkstančių apklaustų kauniečių teigia, kad ir Kaune gyventi galima, nes niekur kitur nėra tokių skanių kebabų. Pas mus Kaune ta prasme? Donaldas Trumpas elektroniniu paštu atsiuntė kvietimą Žemaitaičiui apsilankyti Baltuosiuose rūmuose, jei šis jam nusiūs $200 JAV kriptovaliuta. Kolegos, draugai, keliam rankutes, kas moka tarvės bitkoiną. Nes partijos įžadininkas nemoka, o būtinai šiandien tarvesti reikia. Donaldas Trumpas laukia! Ar tiesa, kad naglis šulyje nekeliauja, bet iškrinta sniegu ar lietumi ten, kur nori atsirasti? Dabar stebėk prikolas. Baršadevo Mahavala Gaganat Patatujalam Amritam Ivatojam Varab Kameamea. Ir štai, aš jau lietutis. Trumpai apie orus. Jovita, kokie jie? Visiškai šudini. Sėdėkite namie ir niekur neikite. Ir svarbiausia dienos tema. Gitanas Nausėda surinko 9 drakono rutulius ir žada prašyti 3 kadencijos. Ar pavyks? Taip, prašysi 3 kadencijos, o ne kokių nors nesąmonių kaip taika pasaulyje. Labas vakaras, su jumis Ejajus Feikeriauskas ir laida Fake Panorama. Ir kai vaizdo įrašą kurs sukčiai, jis bus daug įtikinamesnis.